Šiandien turiu tokią temą. Kelis jums klausimus. Nes šiandien nutiko labai keistas dalykas iš ryto. Gal jūs irgi pamatėte? Va čia tokias nuotraukas aš jums parodžiau. Kas čia nutinka? Dar kaip vadina? Šešerkšna. Kas dar pamatė tokius lapus ant žemės? Aš irgi. Tai aš norėjau paklausti, kas čia tą šerkšną uždeda? Nežinau. Atėjo gal koksai ponas Zigmas ir užpurškė? Gal nukrito? Gal dažų? Ne, jau ateina šema, jau artėja šema, tai dėl to šerkšna pasidėjo ant šulies ir tada mes nuėjome lauką ir ją pamatėm. Ir ne tik tai, kai nuėjome lauką, visi važiavo mašinom į tuos tarpus, taršelius. O pas Aš žinau, ten, nes vandos kaltas, bent pati upė, tiksliau, žiemą būna salta, ir pasidaro šerkšna. Ir šerkšnas Gali pasidaro? žiemą nebūti šalta, pavyzdžiui vasarą, maišėsi su oras. Nu, paišosi, bet šiandien iš ryto, Lukne, tu pastebėjai, pas tave buvo šitas šerkšnas. Kur? Buvo duliams. Ir pas mane buvo. O kur, Agota, Aš tu turiu matei? mažą kiemą, bet jame nieko neaugina. O Daniela pas tave buvo prie namų atėjusi va šita šerkšna? Pas tave nieko? Pas mane buvo atėjusi. O- Pas mane irgi buvo atėjusi. Ir, irgi buvo ir ant ko jinai atsisėdusi? Ant žolės. Ant žolės pas Ant jūs? žolės ir medžių. Ant žolės ir medžių. Ir ant lapų. Ir ant lapų. Taip, ir mes su Agona matėme, kad ant lapų buvo. Bet ar jūs matėte? Dabar tai nėra, nematau. Ar Lukne, tu matai per langą tą šerkšną dabar? Ne. Tai kur dingo? Nutirpo. Taip, nutirpo. O tai ką reiškia nutirp? Nutirpo. Nu dažai tai neištirpsta, ateina. Tai ledas, kaip padeda, paskui kalstelis taip ištirps. Ir dar paskutinis klausimas. Nu labai svarbus, nes aš tai pastebėjau. Gal ir jūs pastebėjote? Kas nutiko su lapais? Nukrito. Mūsų mečio jau mes nuėjom, išėgi visi lapai nukrito, labai tik tai mažai. Tai kur jie? Aš mačiau, aš turiu tokią knygą, kur ten rodo, kaip kokių lapų spalvos pasidaro nuo žalių. Kodėl, Nikita, lapai dabar nukrito nuo medžių? Nes gal vėjas nupūtė? Gal vėjas nupūtė? Agota, kodėl lapai nukrito nuo medžių, pasakyk man. Nežinau. Ar Aš tu galiu dar- pasakyti. Pasakyk. Kai vėjas papučia, bet nesilaiko lapai ir kai papučia, tai ir nukrenta. Bet tai jie išsikrausto? Nes biškai pasipurto. Bet tai anksčiau gyvėjas vasarą pūsdavo ir jie visi tai laikėsi? Taip. Ir jie visai nekrito? Nes gal jos buvo stipri. O kodėl? Dalykas liūdi į visokią liūdilę gali supūti bent nuo medžių, nes nuo senumo krenta. Nuo medžių senų krenta, o nuo jaunų ne? Ne, lapai nuo senumo patys krenta, ne medžių. Tai lapai pasensta. Lukai, gali būti, kad lapai pasensta? Aha, lapai pasensta, tai tada jūs pradeda kraušti vapalai visokie ir šema pasidaro į... Yra viršui labai daug šalčio yra ir iš vandens susidaro tos sniegas ir po to sniegas papučia vėjas ir tada nuo debesų krenta snaigės ant žemės. Dabar lapai, kas juos nudažė? Jie visai nežali. Nes
Biški žėlė. Kai kur žali, bet kai kur visai raudoni, geltoni. Jis raudoną pasidaro liūdi. Kodėl? Lina nusidažė. Aš galėsiu atsinesti tokią knygą, kur galima parašyta, kodėl lapai to spalvos keičia. Atsineš gerai, mes eisim skaityti. Šalia būna vasara, nes tada būna labai karšta ir medžio lapai nekrenta. O čia rudenis, visi turi nukristi ir visi nukrenta, bet kartais ir nebūna rudenis šalta. Ar matote dabar, kad yra šalta? Nėra šalta. Tai tu sakai, kad lapai pradeda kristi dėl ko? Dėl rudenio. Dėl rudens? Jo namai.